Tai vaizdai iš 2009 metais vykusių riaušių prie Seimo. Tuomet pareigūnai įsiaudrinusius chuliganus tramdė ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis. Nuo jų kai kurie riaušininkai patyrė rimtų sužalojimų. Pareigūnai iš guminių kulkų šaudo. Iš karto po riaušių buvo prabilta, kad įsisiautėjusiai miniai tramdyti reikalingos vandens patrankos, tačiau mūsų šalyje jų niekados nebuvo iki dabar. Lietuvą pasiekė pirmosios vandens patrankos, kurias viešojo saugumo tarnyba įsigijo iš Vokietijos. Ši priemonė tai tikrai tarnyba iš esmės keičia visą parengimo taktiką, pareigūnų parengimą. Labai daug elementų išsprendžia, taktikos elementų, kovinių elementų, labai daug išsprendžia šitos priemonės. Ir kovinius planus ir parengimą iš esmės reikia jau dabar perrašyti mūsų tarnybai. Pulkininkas Ričardas Pocius sako, kad toks automobilis gali atstoti 300 pareigūnų išsirikiavusių priešais protestuotojus, o pačiame automobilyje ekipažą sudaro 5 asmenys. Įgulos operatoriai štai per to keliuką patys stebi, kokia kryptimi yra nukreipta patranka. Jeigu kryptį reikia reguliuoti, tai daroma su šia svirtele. Kuomet surandamas taikinys, jį nusitaikoma, ar tai būtų žmogus ar kitas objektas, belieka svirtelės spustelti ir čiurkšlė paleidžiama. Teko bandyti ant pačių pareigūnų čiurkšlę? Taip, patys išbandėm. Ar įmanoma stovėti? Sunkiai labai. Ir grįžti tikrai mėlynių matosi nemažai. O šiaip jeigu pažeidus distanciją ar kažką, net galima iki rimtų sužeidimų. Sulaužyti kažką ir akį kokią išmuš galima bet ką. Vandens patrankos iš vokiečių pirktos itin pigiai, taip vadinama politinė kaina, tačiau kiek tiksliai už ją sumokėta neatskleidžiama. Taip pat neskelbiamas ir įsigytų mašinų kiekis. Mercedes-Benz automobiliai pagaminti dar 1992, tačiau puikiai prižiūrėti. Nebuvo jokių skysčių dingimų, jokių nieko idealiai. Vairo stiprintuvai, ten stabdžiai, viskas fantastika veikia. Kai tokių metų automobiliui, tai čia Prižiūrėtas. Prižiūrėtas tikrai. Nors tiksliai neskelbiama, bet cisternoje telpa ne viena tona vandens. Purkšti taip pat galima ir ašarines dujas bei putas. Automobilio stiklai specialūs, apsaugoti nuo smūgių, tad protestuotojai jo neišdauž. Mašina padengta ir specialiais dažais, kurie taip pat padeda atlaikyti įvairius smūgius, apsaugo nuo ugnies. Speciali įranga suteikia galimybę ir prie mašinos prisiartinusius asmenis apipurkšti ašarinėmis dujomis. Ne tik prieš gyvą žmogų galima panaudoti, ar žmonių grupę, ar masę žmonių, bet ir logistiniam problemom išspręsti arba ekstremaliom problemom, kaip gaisras, padegtos mašinos, padegtos barikados arba lengvosios barikados, ištaškyti lengvosiam barikadom, padaryti žalią šviesą ar pravažiavimą pajėgoms. Automobilius valdančius pareigūnus apmokė Vokietijos specialistai, o kol kas vandens patrankas viešojo saugumo tarnybos vyrai išbandė tik pratybose. Neramumus kėlė kaliniai, jų išsigando nei nematę. Kalėjimuose nuteistieji tikrai ramiai nesėdi ir prisigalvoja visokių dalykų, nepasitenkinimų kyla ir panašiai, tai kalėjimuose šitos mašinos pilnai gali veikti. Tai irgi priklauso nuo pobūdžio, nuo masiškumo, kalėjimuose gali veikti šitos mašinos. Galbūt jau kalėjime teko ir panaudoti ją? Ne, vieną kartą buvo parengti, bet dėja sužinojo, kad gali atvykti šitos mašinos ir riaušės buvo baigtos. Skaičiuojama, kad naujos vandens patrankos kainuoja apie 1,5 milijono eurų, tačiau jų skirtumas nuo senų automobilių anot viešojo saugumo tarnybos vyrų tik lengvesnis ir patogesnis pačios patrankos valdymas, tačiau panaudojimas ir efektas toks pat.